Sveikas, Ovidijau. Sveiki, Irmantai. Tai šiandien kalbinu Ovidijų, mūsų klientą, ir jam užduosiu kelius klausimus, gal ką nors. Jis iš pradžio, aišku, norėčiau jam padėkoti, kad jisai sutika pasidalinti savo svorio metimo istoriją, ir aš jam pasakiau, kad tavo pavyzdžių gal paseks kažkas nors, tai jis mielai sutika ir pasakė, jeigu nors vienam žmogui pagelbėsiu, tai aš sakau, galiu tau duoti tą ir interviu. Tai gerai, tada ar buvai, Ovidijau, skeptiškas prieš parašydams man? Kaip aš jūs sėkiau, tame prasme pradėjau tik tokią. Vieną kartą pamačiau jūsų video ir pradėjau, taip sėkiau apie pusę metų, kol prisirašiau parašyti, nes vis tiek pusę nustebėjau, nes buvo prieš tai, buvo bandymų kitokių, su kitais susisiekti ir svorio metimai, bet jie buvo nesėkmingi, sakykim taip, nes ten viskas paremta tik tais kultūrizmo sistema kažkokia, kad ten kuo daug valgyk ir su daug sportuoti salėj. O Mhm. sėkiau jumis pusę metų, tik tokia žiūrėjau jūsų video ir po pusės metų prisirašiau parašyti. Jo, tai dėkui, kad parašy. Ar gailės, kad parašy? Tikrai ne, nes padėjo jūsų, kaip pasakyti, netikėjau, kad taip gali būti, bet padėjo. Ir tikrai nesigailiu ir rekomenduoju visiems kitiem parašyti. Jeigu turit bent kokių problemų, ar norit kažką pagerinti savo gyvenime. Mhm. Savijauta ir viskas pagerėjo. Aišku, kokia situacija buvo prieš mums susipažįstant, Ovidijau? Situacija buvo paprasta, buvau tinginys, grįždavau po darbą, norėdavau visą laiką pavargęs būdavau, norėdavau eiti, kaip pasakyti, po darbą namo, visą laiką eidavau pamiegoti pietų, valandą, pusantros. Paskui atsikėlęs, visą laiką būdavo, privalgydavau ir toliau. Toks, kaip pasakyti, sėdėdavau namuose. Jokio didelio fizinio aktyvumo, apart ką dirbdavau darbę. Mhm. Ir tu turėjai dar rašy, kad su nemiga, ne, kažkokiu blogai. Naktim blogai mėgodavau, nes, kaip tu gali, kaip gali gerai mėgoti, kai tu naktį vakarė prikemšiu maistą, privalgai, bet ką ir belenkiek, tame prasme, sakykim, taip. Mhm. O O kokia dabar situacija pas tavęs yra, Ovidijau? dabar situacija yra taip, kad pagal jūsų mitybos planą atsirado, kaip pasakyti, rutina, disciplina, kad pagal katrą kiekvieną rytą pavalgai pusryčius, grįžęs po darbo pasidarai pietus vakarienę, suvalgai visą tą maistą ir nebūn, kad būtų malkanas, nebūnu persivalgęs ir savijauta gera, turiu energijos, einu pasivaikštau kiekvieną dieną, po to miego kokybė pagerėjo, nes, miegu po 7-8 valandas, stengiuosi miegoti per kiekvieną kartą. Viskas pagerėjo, viskas ir nuotaika geresnė, nes kai pradeda matytis rezultatas, norisi toliau siekti to tikslo, nes kitaip, kaip pasakyti, jeigu nebūtų rezultatų, atrodytų, kad bergždžiai kažką darai, o dabar per tuos 3 mėnesius, matos rezultatas ir Papasakok, ką pasiekė tada, Ovidijau, per tos 3 mėnesius. per 3 mėnesius, sakykime, numečiau apie 13 kilogramų. Tai čia yra daug, kaip Jo, man daug yra. jo, plus dar Ovidijus sumažėja 37, kažkur 40 centimetrų. Turbūt ir rūbus reikia jau naujus ieškoti. Ne, rūbai, kaip pasakyčiau, rūbai tie patys, bet daug laisvesni negu buvo prieš tai. Jo, tai dar po 3 mėnesių tai jau tikrai reikės. Žiūrėsim, stengsimės toliau viską laikytis, progresuoti, nemest šito dalyko. Nes, pagerėjo, gyvenimo kokybė, sakykime, taip, gyvenimo kokybė pagerėjo. Jo, tai greičiausiai ir nenorėtum turbūt atgal sugrįžti, kur Mm. susitikom. Ne, tikrai ne, patikėkit manim, kai, Tai ir kai ne. nori apsimauti koinas, turi atsisėsti, jau biški blogai. Dabar jau galiu tai padaryti atsistojęs, be problemų. Super, šaunuolis. Iš tikrųjų norėčiau ir pagirti Ovidijų, nes pas jį rezultatai tai buvo pastovi įėję į minusą. Buvo kažkokia ten viena šventė pas tavęs papuolusi per tas. Velykos, Jo, Velykos. ir tada ir pats pastebėjai, kad to rezultato nebuvo, bet Įstojo.
paėmus tą visą mūsų 3 mėnesių kelionę, tai tikrai Ovidijus viską darė 100% ir tikrai šaunuolis. Ir rezultatai kalb patys už save. Tai kuom tu pats užsiemi gyvenime, Ovidijau, kokia tavo specialybė? Na, aš esu mūrininkas, statybininkas. Tai daug, kaip pasakyti, nu, normaliai judu darbę, nesėdžiu, Mhm. dirbu fizinį darbą. Ar buvo sunku tau prisiderinti su mano sudaryta ta subalansuotos mitybos planu prie savo darbą, pavyzdžiui, prie gyvenimo, ar tau, nu, sudarė kažkokį... Nesudarė jokių keblumų, jokių sunkumų, nes, nu, rytą atsikėlęs, suvalgyti pusryčius, ten, kiaušinius įsivirti ir tai nėra čia sunku, užtrunki 10-15 minučių, kur atsikeli, kol nusiprausi, pasiraši dieną, jau būna tau viskas pusryčių padaryti, o pietus, vakarienę, tai, nu, maksimum iki pusvalandžio užtrunki pasidaryti, tai čia nėra labai daug. Laiko netima, tame prasme, tu gali rasti to laikas. Aš tai savo labai lengvai, aišku, pirmom dienom biški toks, gal čia norėčiau patingėti dar kažką, nu, kol atsirand, sakau, ta disciplina, bet kai atsirado disciplina, dabar grįžti, žinai, kad po darbą grįžęs turi pasidaryti, pasidarai ir jokių problemų. Ir nereikia galvoti, ką daryti. Nereikia galvoti, nes visą laiką žinai, ką reikia tau daryti. Turi meniu prieš akis, susiperki produktus, gali į savaitę vieną, aš, pavyzdžiui, į savaitę vieną kartą važiuojam, sekmanį parduotuvę, apsiperkam, viską susiperku visai savaitai ir jokių problemų. Kas labiausia patika tau iš to mitybos plano? Tai, kad normaliai pavalgyti galėčiau, Daug, nereik badauti. Nu, maisto porcijos tikrai didelė, nu, normalios. Mano atžvilgiu tikrai. Kiek reikia, ne? Taip, užtenka. Ir nejauti, kas, kaip pasakyti, kas svarbiausia, kad nejauti alkio skonio. Ten pirmą, antrą dieną gali, nu, pati pradžia taip yra sunki, nes, nu, bet kokiam dalykė, pati pradžia yra sunkok. Bet po to, sakau, net, nu, nesijaučia jokio alkio skonio, nieko, viskas kaip ir atrodo, užtenka to maisto, netgi kartais per daug. Jo, tai ką norėjau pasakyti, kad pas Ovidijų buvo sudėta toks mitybos plans, palei jį fizinį aktyvumą, kaip kad jis statybose yra fiziškai aktyvus, tai viskas buvo sureguliuota tiek, kiek jam reikia, nei daugiau, nei mažiau, tik minus keli šimtai kalorijų, kad jam kristų svoris. Tai jam ir krita po kilogramą galim sakyti, ne, kažkaip taip, tik į savaitę, taip stabiliai. Kam tu, Ovidijau, rekomenduotum, pavyzdžiui, mūsų Lion Fitness paslaugas? Visiems, kas turi problemų su nutukimu, su fiziniu aktyvumu žmonės. Visiems žmonėms, katrie nori kažkokių rezultatų turėti gyvenime. Kažką bandyti siekti tikslą, tai tikrai taip. Tai rekomenduotų mano paslaugas? Visiems. Tai rekomenduočiau visiems. Kas nori kažką pakeisti gyvenime, tikrai taip. Nes kaip pasakyti, nu, man jūsų paslaugos tikrai padėjo. Ačiū tavo, Ovidijau, iš tikrųjų, ir buvo smagu ir įdomu su tavim dirbti, nes iš tikrųjų matęs, kad tu pats nori siekti tų tikslų ir tu juos pasiekiai. Kas siekti, tie visi turi tikslus. Dabar mes su Ovidiju kaip ir išsiskiriam, bet neįsiskiriam, nes Ovidijus nusprendė kelionę eiti toliau viens pats, nes jam užteka 3 mėnesių, kad jis išsiugdytų tą sveikesnės mitybos, kaip čia įgyja, tuos pagrindus, kuris gali... Pagrindus, žinias. Jo, kur jau mano pagalbos jam, nu, gali reikės ateityje, bet jis visados gali kreiptis pas manęs, kur aš jam visados ir padėsiu. Tai jeigu atsuktum laiką atgal, ar tu rašytum tokią pat žinutę man? Taip, rašyčiau 100%. Aišku. Tai ačiū, Ovidijau, tau dėkui dar kartą, kad sutikai pasidalinti savo kelionę ir tikiu, kad kažką tu įkvėpsi ir kažkas gali irgi man parašys su tokiom lygiai problemom, katrom tu susidūrei. Tai dar kartą ačiū tau. Taip, nėra už ką.